Sveiki, pagaliau sulaukėme pavasario, kuris man reiškia atgimimą, klestėjimą, augimą kasdienybėje, daržuose ir žinoma ant pietų stalo. Ir šiandieną aš, Ilona Juciūtė, sveikinuosi ne savo virtuvėje, o gamtoje, kur nuostabiai čiulba paukščiai ir yra auginami smidrai. Tad noriu pasisveikinti su šio nuostabaus ūkio šeimininkė Audronė. Man labai smagu, kad mes turėjom tokią galimybę visą Maisto klubo komandą atvažiuoti pas jūs į smidrų ūkį ir kur jūs mums papasakosite, tikiuosi, viskas smulkiai, kaip yra auginami, kaip valgomi, kaip ruošiami ir kuo jie yra naudingi. Tie smidrai, gražuoliai. Ne tik tai papasakos, bet mes viską šiandien išbandysime. Smidrus reikia pjauti anksti ryte arba vakare. Negalima pjauti dieną, kada būna karšta ir šviečia saulė. Kada pjaunam smidrus, paimam gražiai ugliuką, paimkite ugliuką ir peilio galiuku atsargiai skersai pjauname. Nuo 12-15 cm, tai mes čia vietoj matuoklio turim peilį, pagal kurį matuojam. Jeigu smidriukas ilgesnis už tą peiliuką, reiškia galim pjauti. Va, teisingai aš matuoju. Labai teisingai. Taip. Pjaunam. O kodėl pjaunam skersai? Todėl, kad tie pumpurai, kurie yra po žemė ir mes jų nematom, yra vienas labai šalia kito. Pažiūrėkit, va matot, šalia šito ten kažkur tai vėl bus pasislėpęs dar vienas ugliukas. Tai tiesiog pjaunam skersai, kad nepažeisti to ugliuko lendančio, kuris dar net nesimato. Audronė, o kada sodinami jie yra? Va dabar pats laikas yra ne tik derlinti, bet ir sodinti. O iš ko čia užaugo tie smidrai? Turim tokias raganų šluotas. Aha. Na, ne šluotas, aš čia sakyčiau, kasos tokios gražios. Ir tai yra smidrų daigas, iš kurių galime užsiauginti va tokius gražius didžiulius smidriukus. Dabar, kadangi mes juos parsinešėm iš laukų ir laukiai yra šilta, o būna vis tiek, jeigu rytėjami derlius saulytė šildo ir ūgliai labai šyla. Ir juos kuo greičiau reikia sumesti į vandenį ir atšaldyti, atvėsinti. Kadangi nuėmus ūglius nupjovus, jų augimas nesustoja. Jeigu mes juos paliksime šiltai, pirmas dalykas, jie suvys, pasidarys kaip guminiai, o antras dalykas, vėl pradės kleistis galvutės, ko mums visiškai nereikia. Tai reikia valgyti šviežius, tai yra daržovė, kuri turi būti valgoma šviežia. Ir tikrieji gurmanai vertina būtent šviežius. Tai Audronė, vis dėlto smidrai ar šparagai? Smidrai. Iš tikrųjų, ne mano, bet yra Lietuvių kalbos komisija parašius, yra botaninių vardų žodynas, kur nėra tokio žodžio kaip šparagas. Moksliniai kalboj, taisyklingoj, lietuviškai kalboj nėra žodžio šparagas. Daržovės tokios, žodis yra, bet daržovės tokios šparagas nėra, yra smidras. O kaip man smidrus susišaldyti žiemai? Susišaldyti žiemai prieš šaldant, aišku, mes toj paruošim juos, nupjausim, kaip sakiau, galiukus, nuskusime, bet geriausia yra šaldyti pablanširavus. Užverdat vandenuką, įmetat keliom sekundėm į vandenį, jie įgauna gražiai žalią vienodą spalvą, išimat, atvėsinat greit po šaltų kranu, nudžiovinat ir į kamerą. Ir tada jau kokį nori patiekalą gali daryti. Gali pyragą kepti, gali šoninę vynioti, ką tik tai nori, gali kiaušinienį, omletą. Prieš ruošiant smidrus būtinai reikia nuskusti trečdalį ūglio, kad nebūtų plaušėtos dalies. Tai pasimam tiesiog bulvių skustuką ir matot, kaip gražiai nusidrožia. Tai labai svarbu nepervirti. Kaip kiti sako, 15-20 minučių. Po 15-20 minučių jūs valgysit košę. Dar vienas dalykas, jeigu norim ilgiau išlaikyti šaldytuve, kaip sakiau, galim laikyti savaitę, galim pusantros, tai tiesiog reikėtų maišelio neužsukti, neužspausti, o palikti pravirą, kad galvutė kvėpuotų. Taip, tai dabar mes juos nusivalėm ir apvyniosim šoninę, taip? Taip. O šoninė šalto rūkymo ar kokia? Šoninė tinka kokią nori. Nori šalto, nori vytintą kumpį galite naudoti, bet aišku, pagal skonį, pagal kiekvieną skonį. Šiaip galima netgi ir be šoninės kepti. Bet lygiai taip pat mes galime įsikepti ir keptuvėje, taip, Audronė, nebūtinai. Taip, žarijos įkaito ir dabar sudedam, taip? Taip. Tai ir dabar labai noriu paragauti ir kaip sakėt, kad reikia pradėti valgyti nuo galvutės. Koks minkštas. Labai skanu. Tai ačiū Jums labai ir aš žinau tikrai, kad susitiksim dar daug kartų. Labai tikiuosi.